Ačiū Dievui, atrodo, visus liberalus suviliojom. Bet gal dar kas nors liko? Hei, klausyk, taigi Jonas Basanavičius, ha? Jisgi miręs. Tiksliai, ha? Nežinai. Aš Ne. gi sakiau, reikia visus gyvus, o jis miręs. Nu, galbūt morališkai nemiręs, bet jau dėja atleisk negyvėlių mes į partijos sąrašą traukti negalim. Kas dar? Darks, taigi Vytautas Landsbergis, nu pamiršom. Paimk tokį žmogų ir paskirk jį atsakingą už propagandą, pavyzdžiui. Už propagandą. Nu, Yra pavojus. kame, kur? Visų knygų pavadinimai, plakatų pavadinimai prasidės vienu žodžiu. Tiksliai, kaip prasidės? Prasidės Vytautas, Vytauto, Vytautui, Vytauta, Vytautų, Vytautė, Eivička. Gerai, Ne, gerai, nebesinero. Nu, kas Klausyk, Jurgis Kairys, pavyzdžiui. Kairys. Žiu. Nu, tu galvo, kas siūlai? Nu, Tu galvo, kas siūlai? nu, Mes gi liberalai dešiniai? taip, Dešiniai. visada? O jis kairys. Jis visą gyvenimą pasakė, sako, buvau kairys ir liksiu kairiu. Teisybė. Aš savo sūnų, kiek per kairę ranką daužiau, vis tiek kairys. Nieko nepadarysi. Jo, turi šeimoj, išdavika. Kas dar? Klausyk, mes taip nepatogu sakyti, bet taigi Romos popiežius. Pavėlavom. Kodėl? Romos popiežium. Krikščionys demokratai paskyrė savo partijos pirmininką. Buvau pamiršęs. Hei, Šustauskas, gi. Šustauskas? Nu, taigi jis galėtų būti puikus ceremonmeisteris, klausyk. Pavyzdžiui, galėtų išlydėti užsienio delegacijas namo. O kodėl nesutikti? Ha, tai kad, na tai, pasigaunasi viskas vienu metu ir pasitinka ir iš karto. Be to galėtų organizuoti vienos pokylį. Puikus organizatorius. Nu, teisingas link vienas pokeliais puikus organizatorius. Nors į jo ranką, žinai, galima ir daugiau renginių patikėti. Tiksliai. Išskyrus šautuvus, Nu, vėzdus. Reiks komunalininkam pasakyti, kad visoje teritorijoje akmenys nurinktų. Jisgi neprognozuojamas. teisybė. Joks sinoptikas negali nustatyti, kas pas jį koks ten rūkas galvoj. Teisingai sakai. Kas dar? Šitas. Primink, nu, lydeka. Karosas. Slidi žuvis. O mes jam du prūdus pasiūlom, a? Nu, gal, žinai, vis tik LDDP, gal, žinai, ne, gal ką nors kitką. Gerai, kitka. Žukas. Žukas. Vaidotas Vaidotas. į Seimą. Į Seimą. Tu jo nepažįsti. A tu jau jį pažįsti. Pažįstu. Nu, Jis toks žukas. Geriau ką nors kitką. palauk. Oželytė. Nu, Kokia oželytė? kokia, nugi iš būlių šitą korydą, nu. Koks bulius? Pas ją pavardė užrašyta, kad jinai ožka. Nu, baig tu. Žiūrėk, galėtų būti puikiausia atstovė spaudai. Aha. Tu matyt nori, kad lietuviai taptų daugiausia skaitanti laikraščius tauta? Nu, a kodėlgi ne? Gerai. O kokios temos? Tai temų čia gali prigalvot. Va, pavyzdžiui, žiūrėk, vyrų žaginimas šeimose. Ar yra Marse gyvybė? O. Paskui, pavyzdžiui, šitas, kaipgi, dar kokią tu pasiūlytum, pavyzdžiui. Nu, aš galėčiau pasiūlyti galbūt vyrų, moterų kalėjimų sujungimus. Vlop. Gerai, pagalvosim. Taip, kas dar? Dar kepenis. Kepenis. A ką jam pasiūlysim? Taigi atsakingas už sveikatos apsaugą, nu. Nu, prie dabartinių mūsų pajamų gal visai ir nieko. Tai aš tau sakau. Galės aiškinti, kaip išlikti gyvim. Taip. Ir sveikam. 2 daiginti grūdai, Va. 2 kopūsto lapai per dieną. Va. Kaip vaikščioti į darbą basam, Va. apsipilus šaltų vandeniu. Teisybė. Nu nieko, čia gerai, čia irgi reikia pagalvoti. Dar reikia pamastyti. Kas dar? Gerai, yra idėja, va. Kas va? Nu, va. Idėja? Idėja. Žinai, brolyti, užtenka tų idėjų. Sąrašas baigtas, aš persigalvojau. Vardinu. Nu, Paksas. Gentvilas. Medalinskas ir Stasys Povilaitis. Ko žiūrėgi? tai kamgi tą žmogų dabar į šitą partiją? Pasakysiu. Mums vis tiek reikia savo Josifo Kobzono, a? Tai klausyk,
Tai jeigu jau turėsim Josifą Kobzoną, kaip tu sakai, tai tada ir Abramovičiaus reikia. Abramovičius. Taip. Abramovičius. Nu. Su Abramovičium tai tikrai problemų nebus. Turim Ką? vieną vaistininką. A.